Sveiki gyvi visi, sveiki to gražaus rudenėlio sulaukę, o šiandien ypatingai graži rudeninė diena, nors mes ir skaičiuojam tos mėnesius, ar ne, lapkritis, gruodis, sausis, tamsus mėnesiai. Bet iš tikrųjų tai labai geri mėnesiai, labai gerai yra susikaupti. Taip, atrodo, kad oi, kažko ten labai reikia, bet iš tikrųjų susikaupkim ir pabūkim. Va šitą laiką pabūkim su savim. Tiesiog su savim, su savo vidum. Išsispręskim. Tiesiog išsispręskim dalykus, kurie mus legia. Ne apie kitus, ne apie žmonės, kurie mums nepatinka, o apie tai, kodėl jie mums nepatinka. Vat pakeiskit kampą žiūrėjimo. Tai šis lapkričio mėnuo, mūsų visas mokymas vyks, visos energijos aplink mus suksis apie santykius. Būtent apie kuriamus santykius. Tai čia įeina ir darbiniai santykiai, ir draugystės santykiai, ir su tėvais, vaikais santykiai, ir su sutuoktiniu, ir visi santykiai, net su gėle santykis. Vat, todėl, kad viskas, kas yra santykis, viskas yra mano, kaip aš jaučiuosi tam santykiai. Ir atėjo laikas, kai tiek subrendo žmogus pats, visa žmonija, kaip pajėgu, dabar jau pajėgu yra būti atsakingu už savo santykius. Santykiai visada prasideda iš ten, iš mamos ir tėčio santykių. Iš ten mes nešamės viską. Ir jeigu mes gyvenam taip, kaip gyvena mūsų tėtis ir mama, taip pat neapkenčiam, taip pat bijom, taip pat slepiam savo jausmus. Mes nieko naujo nepadarom, jau tai buvo daryta. Visa tai yra labai negailestinga šituo atžvilgiu. Jei tu nebesi svarbus, tu kartojasi, tu neevoliucionuoji ir tu nesi jai svarbus. Reiškia, tai nėra, kad jinai tave kažkaip baudžia, ar iš tokių dalykų šis nėra. Bet kai tu neini į priekį, kai aš sakysim, visą laiką kartoju tą patį per tą patį, man vis skaudu ir skaudu, nes mane skaudina. Aš pasidarau, nei kam nors aplink įdomi, ar visi pavargsta manęs gailėti. Lygiai taip pat ir visata. Jinai tiesiog nustoja į mane kreipti dėmesio. Jeigu jinai nustoja kreipti dėmesį, jeigu aš nebepritraukiu jos dėmesio, aš nebegaunu energijos. Nebevyksta kūryba. Tai čia ne bausmė. Čia aš pats taip nutariu. Kaip visada. Gyventi kaip visada. Nereikia gyventi kaip visada. Jūs galite gyventi tuose pačiuose namuose, bet ten veikti, jaustis, kviesti žmonės visai kitus, visai kitkam gyventi. Ar ne? Jeigu jūsų tėvai net ir išsiskyrę pyko toliau, o jūs dabar dantis sukandę gyvenat, tai jūs niekur nepažengėt, jūs nieko nepadarėt. Tai šitos visus dalykus mokytis yra tikrai pasitusiai skaudu. Tai labai skaudi yra tema ir kaip čia pasakyti. Visi norėtų jos išvengti. Visi norėtų apkaltinti kitą ir ramiai nueiti toliau. Aš nešu energiją, aš nešu savyje įsitikinimus, aš nešu savyje prisirišimus ir traukiu. Ir tuo visų traukiu. Tik tada, kai aš visą šitą peržiūrėsiu ir pagaliau sąmoningai suprasiu, kaip čia vis dėlto viskas vyksta. Ir nustosiu save skaudinti. Tik tada įvyks pokytis. Tik tada įvyks evoliucinis. Prasidės suktis evoliucijos ratas. Aš tapsiu kūrėja. Tapsiu savo gyvenimo kūrėja. Taip, tai neatsitiks. Šiandien supratau, rytoj atsitiko.
tam reikės įdėti nemažai pastangų. Kaip ir įdėjau nemažai pastangų, kad atgal tą ratą sukti. Tai geras mėnuo, gera programa ir gerai mokomės. Iki.